Klausimas apie krekenų kokybę. Klausimas skamba taip. Kokie yra pagrindiniai faktoriai nulemiantys krekenų kokybę? Konkretaus ūkio atveju karvės yra vakcinuojamos, šeriamos tranzitiniu pašaru, tačiau ne iš visų karvių gaunamas norimas rezultatas. Šį klausimą atsakydamas susitelksiu į karvės pusę, kaip paruošti krekenas, kad jos būtų tinkamos viršelių girdimui, kaip jų nesugadinti. Tai rasite anksčiau įrašytose video, jų nuorodas pateiksiu po šiuo video. Taigi, yra 6 pagrindiniai faktoriai nulemiantys krekenų kokybę. Tai pats pirmas yra karvės amžius. Kuo vyresnė karvė, tuo krekenos dažniausiai būna geresnės kokybės. Dažnai galite pastebėti, kad pirmaviršės karvės duoda prastesnės kokybės krekenas. Ir tai yra susiję su tuo, kad vyresni gyvuliai turėję daugiau sąlyčio su įvairiom lygom, dėl to įgavę žymiai didesnį imunitetą. Antras faktorius – tai pats karvės sveikatingumas. Tai sveikesnė karvė sugeba pagaminti geresnės kokybės krekenas. Trečias – užtrukinimo laikotarpis. Literatūroje yra daug, kad užtrukinimo laikotarpis, kuris yra trumpesnis negu 21 diena, įtakoja žymiai prastesnį krekenų pagaminimą, perdavimą imunoglobalino. Tačiau tai yra naudojama dažniausiai Amerikoje ar kitose šalyse. Lietuvoje turėtume neturėti šito faktorio įtakos krekenų kokybei, kadangi dažniausiai tai būna užtrukinimas 2 mėnesius. Tai ketvirtas punktas, tai apie ketvirtą punktą kalbant yra užtrukusių karvių racionas. Tai būtent kaip jis yra išpildomas, ar atiduodama visi mineralai, kurie priklausomi užtrukusiom karvėm, kiek pašarai yra energijos. Ir šį klausimą taip pat paliečia šiek tiek Domas kitame video, taip pat įdėsiu nuorodą, kalbėdamas apie užtrukusių karvių šėrimą. Penktas svarbus punktas, tai yra metų laikas. Kalbėdamas apie metų laiką turiu omenyje, kad tai yra būtent karščio stresas. Kuo ilgesnis karščio stresas, tuo dažniau turėsite prastesnę krekenų kokybę. Tai norėdami šito išvengti, tiesiog rekomenduočiau sugalvoti, kaip tas karves vėsinti. Taip pat reiktų vėsinti ne tik melžiamas karves, bet ir užtrukusias. Ir paskutinis 6 punktas, tai karvių veislė. Tai yra nustatyta, kad karvės, kurių veislė yra holšteinai, duoda mažesnį imunoglobalino kiekį krekenose, o tarkim džersiai duoda žymiai didesnį imunoglobalino kiekį krekenose. Taigi tai yra pagrindiniai 6 faktoriai, kurie nulemia krekenų kokybę, būtent iš karvės, iš gyvulio pusės.